Aš negaliu patikėti savo akim, ką aš matau. Man draugas tiesiog vakar parašė, sako, žiūrėk, radau PIN kodą, įmetė fotkę, patikrink, sako, pamatysi, įdomus dalykas. Nu gerai, sakau, patikrinsiu. Ta prasme, einam parodysiu, ką jisai rado. Ta prasme, what the hell. Opa, ir mes čia turim Mercedes-Benz Sprinter. Title patikra, patirta žala. Nu, pasižiūrim, kas ten per žala, ne, sakot. Ta prasme, čia pardavinėja raktą, duris ir priekį. Ta prasme, kur likusi mašina, kur yra likusi dalis šio furgono autobusiuko, yra tik priekis nupjautas, vairas, tikriausiai variklis yra, neaišku, nieks neveikia, salonas va toksai, telikiukas, visi privalumai, net stiklą nesugebėjo išimti, tiesiog nupjovė ir tiek. Čia va galim pažiūrėti, kiek likė laidų, duslintuvas ir tas nupjautas, nu tiesiog pjovė ir nupjovė. Tai va įdomus toks egzempliorius. Iš tikro, ridos nematom. Bet mes ją galim sužinoti tiesiog paėję žemyn. O šio automobilio rida yra 36 000 kilometrų. Nu, buvo bent jau 22 metais, kai turbūt jisai dar važiavo. Na, nebent būtų toks variantas, kad nupirktų autobusiuko galą ir suvirint juos abudu į vieną automobilį ir jis toliau važiuotų, kas realiai yra įmanoma. Tik ar būtų saugu? Nemanau. Tačiau tokį automobilį mano draugas rado, man atsiuntė PIN kodą, tiesiog pasijuokti ir pasižiūrėti, ką galima nusipirkti pasaulyje, realiai priekį mašinos. Ir rakčiuką. Tačiau jūs turbūt gyvenime nebūtumėt pagalvoję, kiek šio autobusiuko priekis kainuoja. Parašykite komentarų savo spėjimus, labai įdomu išgirsti juos. Ir po to įmesiu į komentarus, už kiek šitas autobusiukas buvo parduotas aukcionuose. Tačiau jeigu jūs nenorit nusipirkti tokio automobilio, kuris galbūt buvo suvirintas iš dviejų, ar buvo trūkta rida ir taip toliau, tai pasinaudokit CarVertical paslaugomis ir su kodu butomis 20 gausit 20% nuolaidą visom CarVertical ataskaitom. Tad naudokitės ir nebūkit apgauti ir nusipirkit tokių nesąmonių, kaip matėt ką tik čia.